Labas vakaras. Šį vakarą sveikinamės iš Bergeno. Ir su mumis šiandien yra Inga. Labas, Inga. Sveikos, mergaitės. Inga yra Bergeno lietuvių bendruomenės pirmininkė. Ir mus labai domina jūsų tas kelias nuo gyvenimo Lietuvoje iki tapimo Bergeno lietuvių bendruomenės pirmininkė. Ojei, kokia ilga istorija. Ar gyvendama Lietuvoje kada nors pagalvojote, kad būsite Bergeno lietuvių bendruomenės pirmininkė? Ne. Aš šiaip atsimenu, kad aš 12 metų mokinausi, nemeluoju, ne 12. 8 metus mokinausi vokiečių kalbą ir aš jos labai nemėgau. Tikrai labai nuoširdžiai ir iki šiol nemėgstu. Man kieta, tokia negraži. Aš atsimenu, 12 klasėje ateinu pas mokytoją ir sakau, na išveskit man tą teigiamą pažymį, aš jums pažadu, prisiekiu, niekada iš Lietuvos niekojos nekelsiu ir kitoj valstybėj negyvensiu. Iki šiol prisiminiau šitą istoriją, kai atvažiavau į Norvegiją. Galvoju, na, mes planuojam, Dievas juokiasi. Tai apie tai, kad aš išvažiuosiu apskritai iš Lietuvos kažkur gyventi, tikrai neturėjau tokių planų niekada. Iki kol sutikau savo vyrą. O vyras lietuvis ar norvegas? Lietuvis, vyras lietuvis, mes Lietuvoje susitokėm, susilaukėm sūnelio ir taip pagyvenom gal pusmetį kokį, taip jau susituokus, iki sutuoktuvių ten 2 metai. Ir tiesiog pablogėjus finansiniai situacijai, jo tėvukas daug metų važinėjo į Norvegiją ir sako, na, pabandyk ir tu. Ir jis išvažiavo. Vieną kartą pabandė, nepavyko, antrą kartą nepavyko, trečią kartą atsidūrė Bergene. Susirado darbą, gavo kontraktą, susitvarkė ID numerį, tiesiog pilnai pradėjo gyventi Norvegijoje ir grįždavo šventėm. Buvo 4 metai, aš dabar galvoju, sūnui turbūt buvo 4 metai ir tiesiog mano buvo toksai ultimatumas, kad arba tu grįžti į Lietuvą, arba mes su sūnum atskrendam į Norvegiją, todėl kad iki to laiko aš jau turėjau susidariusi šiokį tokį paveikslą apie Norvegijos švietimo sistemą. Ir aš suvokiau, kad kuo toliau, tuo bus sudėtingiau vaikui integruotis. Jeigu mes, sakykime, atvažiuosim 2 klasėje ar tam, kad ir 1, ne? Vis tiek vaikai gyvena irgi socialinį gyvenimą, eina į darželį, kalba lietuviškai, susiranda draugų. Ir kuo vėliau, tuo bus jam sudėtingiau, tai mano buvo toks ultimatumas daugiau skirtas dėl vaiko, net ne dėl savęs. Na ir mes atvažiavom, atskridom, kaip šiandien atsimenu spalio 4 dieną su Anyta palydėjo mus iki Bergeno. Šis buvo tuo metu jau Norvegijoje su vyru ir ruošėsi kartu su Anyta parskristi į Lietuvą, o mes jau pasilikti. Prieš tai jau žinodama, kad skrisiu į Norvegiją, Lietuvoje metus laiko mokinausi norvegų kalbą nuo dūšios. Prisiekiu. Per kursus mokinotės? Ėjau į kursus, taip, pas lietuvę, bet aš nesu kalbų žmogus, aš skaičių žmogus ir ateinu šitos kursus, turbūt po kokios 5 pamokos ir aš nelabai skiriu ten Hadebrano, Godebrano. Ir buvo ten tokių niuansų ir atvažiuoja šitą Norvegiją ir vyras sako, metus mokinaisi, tai jau čia dabar kalbi. Iškart į darbą, į ofisą. Ateini ir ten į parduotuvę ir ten važiuoji mašinoje, klausai radijo ir tu suvoki, kad tu nieko nežinai. Na nieko. Nes tai, ką mokina Lietuvoje ir ką tu girdi čia, tai yra 2 skirtingi dalykai. Ir nieko. Ir po truputėlį metus laiko sėdėjau su sūnum namuose. Nes darželio, aišku, mes negavom, nežinojom tos sistemos, iki kada reikia siųsti prašymus į darželį, bet mes labai greitai įsiliejom į lietuvių bendruomenę. Vyras skrisdamas vieną kartą lėktuvu, jį užkalbino iš lituanistinės mokyklos abėcėlės mokytoja berods. Jis dabar net neatsimena kas, bet kažkas iš lituanistinės mokyklos jį užkalbino.
Ir pasiūlė jam tiesiog atvykti į mokyklą, jeigu jis atsiveš savo šeimą. Ir jis atsivežė ir mes labai greitai, turbūt mėnesio bėgyje, mum atskridus, pradėjome eiti į lituanistinę sekmadieninę mokyklą. Įstojome į Bergeno bendruomenę, tapome bendruomenės nariais ir taip pradėjome tą jau savo lietuvišką kelią Norvegijoje. Sūnui tai buvo labai smagu, todėl kad turėjom draugų, atsirado šioks toks vaikų būrys, kažkoks ratas, taip. Aš irgi labai greitai įsiliejau į mokytojų veiklą, pradėjau nuo to, kad Lietuvoje daug metų vaidinau ir pašnekėjau su vadovėm tuometinę. Sako, gal tu norėtum pabandyti, pas mus yra ta 3 pamoka, kur vaikai užsima kažkokią veiklą ir nenorėtum padaryti teatro, pastatyti kažkokią spektaklį su vaikais. Aš pradėjau, bet aš suvokiau, kad aš ne režisierė, aš aktorė. Kai galvoju galvoje, tai atrodo labai paprasta, bet tu suvoki, kad su vaikais dirbti reikia ir kantrybės, ir pastatyti spektaklį, ne man. Tiesiog praėjus tam tikram laikui, vadovė paprašė pavaduoti tai vienoj, tai kitoj, tai 3 pamokoje ir taip gavosi, kad įsiliejau į mokytojų ratą ir tuo metu jau ir prasidėjo ir mano ir Elonos draugystė tokia, vasario 16 šventimas ir visų kitų tautinių švenčių pradėjom organizuoti, kažką daryti. Ir viskas. Praėjus, dabar aš galvoju, aš turėjau vyriausius mokinius, pačius vyriausius, ten po truputėlį nutrūko BLB veikla bendruomenės, mokykla irgi po truputėlį pradėjo skirstytis, nes atsirado kažkaip kita mokykla, jos ten išsidalino, tie vaikai tai į vieną mokyklą bandė, tai į kitą. Mes irgi taip pradėjom pastebėti, kad tų vaikų mažiau, taip ir liūdniau, ir iš tų vyresnių vaikų, aš dabar galvoju, gal po kokių 2 ar 3 metų liko 2. O kokio amžiaus buvo tie vyresni vaikai? Vyriausi. 8 metų. Man atrodo, mano sūnus, nes į tą klasę ėjo 2 vaikai. Mano sūnus ir draugės sūnus. O mes šeštadienius praleisdavom kartu ir sekmadieniais susitikdavom toje mokyklėlėje. Tai praėjo, taip aš galvoju, po naujų metų, net nepasakysiu, kuriais metais, bet sakau, gal 3 metai buvo, kai aš dirbau mokyklėlėj, pasakiau, kad aš tiesiog nutraukiu veiklą, nes, aišku, pasitariau dar su draugė, sakau, gal tu nori, gal aš čia per skaudžiai reaguoju, kad čia tie 2 vaikai, gal vėliau bus daugiau. Jinai sako, ne, tai mūsų irgi jau nebenori, o jos sūnelis, man atrodo, 2 metais vyresnis. Tai irgi sako, jau nelabai nori eiti į tą mokyklą. Ir mes taip nusprendėm, kad baigėsi mūsų šitą ir mano ta karjera mokykloje, nes tikrai aš ne mokytoja ir tikrai labai daug reikia labai didelio pasišventimo vaikam, daug kantrybės ir meilės, tiesiog. Dabar aš galvoju, tai sausį nutraukiau mokykloje veiklą ir taip biškį pasidarė liūdnoka. Nors jau turėjau susikūrus savo socialinį ratą, draugų ir norvegiškas gyvenimas judėjo jau po truputėlį į priekį, jau turėjau šiokią tokį pasistiebimą, sakykim, šitos srity. Jau buvau taip ir kalbelę truputėlį pralaužus. Bet dirba tik tai su lietuviais? Dabar? Ne, tuo metu. Kai atvykot? Taip, pati pradžia buvo lietuviai, tik lietuviai. Ir tada, ką mes veikiam toliau, nieko, pradėjom dreifuoti, pradėjo trūkti tos veiklos. Prieš Velykas paskambino Elona, sako, Inga, statom spektaklį. Statom mano vaikams spektaklį, jinai turėjo muzikinius užsiėmimus, atskirą grupę su muzikiniais užsiėmimais vaikams, sako, man reikia pastatyti spektaklį, aš čia turiu idėją, čia padarom. Ir po to spektaklio taip toksai atrodo vėl grįžo oras, gali kvėpuoti, kaip gera pabūti ant scenos, pažaisti su vaikais pusvalandį, valandą. Ir buvo labai smagu. Labai smagu. Tikrai labai gera, net dabar ačiū Elonai už tą tokią avantūrą. Balandį buvo Velykos, gegužės mėnesį Bergeno lietuvių oficialų, man atrodo, puslapyje pasirodė
skelbimas, kad vėl bandoma atkurti lietuvių bendruomenę Bergene. Nes jinai tiesiog, nevykdė veiklos. Jinai buvo, man atrodo, gal 5 metai, kai jinai nevykdė, ar 4, bijau pameluoti, bet ten ilgesnį laiką jinai tiesiog nevykdė tos veiklos. Bet Ūse, kuris yra nuo Bergeno koks, 30, gal 40 kilometrų, jame buvo bendruomenė mažytė ir tuometinė pirmininkė Violeta sako, kodėl neapjungus mums visų regionų ir nepadarius Veslando lietuvių bendruomenės. Ir tam pasirodė sklaida, kad bandoma atkurti tą bendruomenę, bandoma įkurti naują, renkami žmonės, čia savanoriai, junkitės. Ir aš taip paskaičiau ir taip, praskrolinau tiesiog. Mano vyras, kuris yra, kaip aktyvus, bet jam įdomesnėse galbūt veiklose, sako, Inga, einam į bendruomenę. Ir aš sakau, ką mes ten veiksim, ko ten eiti. Ir vėl ten vyksta tas pokalbis ir aš jau pradėjau sekti, jau man pasidarė įdomu, ten tas susirašinėjimas, žmonių komentarai. Ir aš irgi vienas iš tų tokių skeptikų rašau, kam Bergene reikalinga bendruomenė, jeigu jinai buvo ir tiesiog užsidarė, nes niekam jos nereikėjo. Tai kada dabar vėl prireikė tos bendruomenės? Ir tada man ten parėjo komentarai iš tų organizatorių, kad skaitos, kodėl jūs čia taip skeptiškai, ateikit, pabandykit, pamatysit su tokiu optimizmu. Ir mano vyras, Inga, einam. Ir aš sakau, nori? Eik. Jis sako, čia ne man, čia tau reikia, niekur aš neįsiu, eik tu. Ir jis nuėjo. Jisai nuėjo, buvo Siotinimai, tas 17 gegužės susirinkimas, tada dirbo lietuviška kavinė ir jie tenai nuėjo, pasitarė, kad kuria, vis dėlto sumąstė, kad daro jie tą Veslando lietuvių bendruomenę, susirinko tam tikrą žmonių grupę, tam tikras aktyvas ir sekantį susirinkimą jie jau darė tokį truputėlį oficialesnį, kadangi Brønnøysundui reikia pateikti tam tikras ataskaitas, kad registruoti bendruomenės. Ir jisai, einam kartu. Einam, Inga, einam. Gerai, einam. Galvoju, įkalbėjai, tiesioginė ta žodžio prasme įkalbėjo jis mane nueiti į bendruomenę. Ir mes sėdam ir sudarinėję tos valdybos narius ir aš sakau, aš tai ne, kol kas aš pabūsiu šone, tai sako, mums užteks vieno iš šeimos. Ir mano vyras nuėjo į bendruomenę kaip valdybos narys, o aš likau tas aktyvas, kuris sumąstė, kad Bergene, kiek gyvenau, niekada nebuvo joninių, Elona buvo ir mes su Elona darom joninės. Darom. Tikrai dar prisijungia dar keli valdybos nariai, kurie turėjo kitokių idėjų, vaikščiojimus per laužus, pasikvietėm svečių iš Lietuvos. Įsivaizduot, gegužės 17 buvo susirinkimas, ten mes po gegužės jau 17 gerokai, gal savaitę 2 dar antrą susirinkimą darėm ir tada nusprendėm, kad darom joninės. Ir per tą trumpą 3 savaičių laiką mes padarėm pirmas joninės su laužais, su vaikščiojimais ant žarijų, lentų skaldymais, stovėjimais ant vinių. Daug žmonių buvo? Buvo ganėtinai nemažai. Tikrai, bet joninės visą laiką susirenka daugiau mažiau, visą laiką susirenka žmonių, todėl kad labai graži vieta. O kur ta vieta yra būtent? Ūse. Ūse yra ir tam prie vandenuko toksai gražus paplūdimys, komunos žemė, komuna leidžia naudotis be jokių prašymų. Mes tik informuojam kiekvienais metais, kaip, iš solidarumo tokio, kad mes informuojam, mes geri. Nenorime jokių nesklandumų. O būna, pavyzdžiui, joninėse prisijungia ne tik lietuviai, bet ir patys norvegai. Taip. Būna. Mūsų joninės šiaip yra ganėtinai tokios tradicinės. Tikrai tradicinės. Aš turiu omenyje, kad mes turim joninių vartus apipintus, per kuriuos reikia eiti, kad patekti į kitą sakralinį pasaulį, išsivalyti sielą. Vainikai, laužai, kažkokie tais gintaro dulkių mėtymas su norais. Turim tų tokių apeigų.
šiais metais, praeitais metais Elona skambino gongų. Nu, bandom kuo labiau sukurti tą tokią nuotaiką. Aišku, turime ir šiuolaikinių dalykų. Žaidžiam ir lentom vaikštom, na, tokių įdomesnių dalykų, bet tikrai ir norvegai ganėtinai pastebėjo, vat, būtent tuos vartus praeina, klausia, kas čia? O kodėl reikia rankas plaut? Kodėl čia mums ąsočiu tą vandenį pilat? O koks tikslas pereiti tuos vartus? Nu, Iš šonų turėtų įdomiai jam atrodyti, jeigu jie tiesiog vaikšto paplūdimiu ir čia vyksta apeigos, veidų plovimasis, dulkių mėtymas. Šiaip pirmais metais, kai darėm, tai labai, o ten sutapo, man atrodo, kartu su Samhans. Ir būtent toj vietoje irgi švenčia tą Samhans. Ir viskas ten ir vyko vienoje vietoje ir tiesiog tie norvegai, ten ne tik norvegai ir kitų tautybių žmonės ėjo ir bandė pasižiūrėti, kas čia vyksta, ką čia valgom, ką čia darom, o kodėl čia taip yra. O kas čia ir, na, smagu. Na ir pasidarėme tas pirmas jonines, buvo labai smagu, gražu, miela. Ir varikliukas užsikūrė. Patiko, pasidarėm tada Mindauginės. Iškart Mindauginės irgi pasidarėm labai didelės. Liepos 6 sugėdojom himną, atvažiavo tikrai atvyko labai daug žmonių, ko labai nesitikėjom, bet mes tada darėm ir programą. Ten su šašlikėliais, su laužiukais, su muzika, su šokiais. Mindaugus visus sveikinom, karūnavom, teko pereiti jiem ten išbandymų. Bet kadangi tarp Jonių ir Liepos 6 labai trumpas laiko tarpas, mes vėliau šitą tradiciją Liepos 6 metėm ir pasilikom tik tai himno giedojimo, kaip ir visam pasaulyje. Na ir toliau bendruomenė dirbo. Na, sakau, atėjo iš Brønnøysund įstatai jau su visais patvirtinimais, dokumentais, su organizacijos. Pirmininkas jau buvo išrinktas. Pirmininkas buvo išrinktas. Jūsų vyras? Ne. Man ne. Mano vyras buvo valdybos narys, aš buvau jo dešinioji ranka, bet aš buvau kažkokiu būdu aš atsidūriau valdybos tam čiate ir visą laiką aš dalyvavau visoje valdybos veikloje, visus metus ir taip nuosekliai dirbdama su visais projektais, atraukdama tai Eloną, tai dar kokią nors kitą žmogų, kuriuos jau žinojau. Na ir mes taip nuosekliai dirbome. Metus laiko, kol mūsų pirmininkė neišrinko į NLBT pirmininkės. Violeta Dobrovolskienė tapo iš bendruomenės pirmininkės, jinai ir buvo bendruomenės pirmininkė, bet jinai kartu tapo ir NLBT pirmininkė. Na ir mes kaip ir nusprendėm, kad, sakom, atėjo valdybos susirinkimas, pas mus įstatuose buvo metai laiko pirmininkui duoti. Ir sako, na, darom rinkimus, keičiam pirmininką. Ir Inga, ne. Inga kaip tik sakė, nenoriu tiek daug. Inga net valdyboje nebuvo, pagal įstatus valdybos narys turėjo būti pirmininkas. Ir Inga taip oficialiai pasidarėm tą susirinkimą, pasikvietėm svečių iš Oslo, man atrodo, ambasadorius dalyvavo ir pavaduotoja, jau net nepamenu, žinau, kad jie jungiasi nuotoliniu būdu ir aš labai nuosekliai atsistojau ir pravedžiau susirinkimą turėjau planą, pagal tą planą mes praėjom visas dalis ir dėjom iki rinkimų. Ir visi vienareikšmiškai balsuoja už mane, nors aš net nesu valdybos narė. Mano nuomonės realiai nelabai kas ir klausia. Nu ir taip tapau bendruomenės. Bet greitai sutikot su tuo pasiūlymu? Aš sutikau todėl, kad man truputėlį prieš tai plovė smegenys. Iš visų pusių, kad tu būsi, tau sektųsi. Bet aš ne tai, kad aš būsiu, bet buvo tokių, pasiūlymų. Jeigu dabar manęs kas paklaustų, ar aš eičiau antrą kartą, jeigu taip atsidurčiau toje pačioje situacijoje, tai aš žinokit, tikrai man tektų labai gerai pagalvoti. Kodėl? Daug darbo? Tai nėra, kad daug darbo, tai yra labai daug atsakomybės. Tai yra labai daug darbo su žmonėmis. Žmonių, kaip mes žinom, yra labai visokių, labai įdomių, labai skirtingų. Visi turi savo nuomonę, visi turi savo pastebėjimus. Ir tikrai retas
kuris gali taip gražiai eiti ir praeiti, ane, ir nepasakyti arba labai subtiliai kažką užsiminti. Bet yra tokių žmonių, kurie ateina ir perša savo nuomonę, arba ten pasako, taip atrodo, lyg ir sukritikuoja, bet taip labai skaudžiai būna. Ir kad ir kaip tu stengiasi to neparodyti, kad ir kaip tu stengiasi tai nereaguoti arba pasakyti ačiū tau labai už tavo pastebėjimus. Nu, kartais tai būna labai skauda. Tai, o dar ir asmeninis gyvenimas, toks irgi įdomus dalykas. Iš Stavangeryje vykusių kultūros dienų parsivežiau dukrytę. Neblogai. Ir dabar tas dėmesys yra ir tu turi susitelkti į darbą, į vaikus, į šeimą, į vyro irgi aktyvitetus, jis irgi turi savo Bet o pomėgius. vyras priklauso vis dar tarybai? Ne. Ne. Vyras išėjo, Vyras žinok, pabėgo. Jie pastatė į vietą. ne, vyras pabėgo prieš porą metų, todėl kad intensyviai susidomėjo sportu ir pradėjo ruoštis kultūrizmo varžybom. Ir jisai tiesiog sako, na, laiko trūkumas, kam mum abiem, jeigu tu esi, aš tau reikės padėsiu. Ir jis padeda, jisai būna su vaikai. Didžiausia pagalba. Taip, kad ir kaip atrodo tai juokinga, bet didžiausia pagalba yra Taip. buvimas su vaikais ir kada gali savo skirti bent valandą, dvi išvykti ir negalvoti apie tai. Tai dėl to yra labai smagu. Na ir va, taip atsidūriau aš toj bendruomeniai visai netikėtai. Iš tikrųjų, tas netikėtai nėra gal toks jau netikėtai, bet, na, jis buvo. Tas toksai, kad gal po kokių 3 metų susimąsčiau, ar aš Lietuvoje gyvendama pagalvočiau, kad aš kada nors būsiu kažkokios bendruomenės pirmininkė, miesto, kurio net niekada nežinojau, kad jis egzistuoja. Ne, aišku, kad ne. Niekada. Aš šautu, kam kas į galvą, tokiam, ne. Mes niekad nežinom, kur mus nuves likimas. Tai turbūt po 3 metų, kai prasidėjo, mes padirbom metus, 1,5 ir prasidėjo korona. Ir prasidėjo visokie uždarimai, ribojimai ir, na, ir mūsų kaip ir turbūt didžiųjų dalių organizacijų, kurios užsiima žmonių būrimu, veiklos stojo. Mes kažką bandėm daryti nuotoliu, bet kiek bandom, tiek nieko nesigauna. Bandom kažką organizuoti į tuos tarpelius, kur būna atlaisvinimai ir vėl nieko nesigauna. Ir vienu metu tiesiog rudenį, taip rugsėjo, gal mėnesį sumąstėm, kad mokyklos buvo tuo metu Bergene. Ne Veslande, bet Bergene buvo 2 lituanistinės mokyklos, bendruomenė ir mes susitikom pasikalbėti tiesiog. Na taip, pasikalbėti, ką darom, kokios yra mūsų galimybės, ką mes galėtume kartu padaryti arba kaip mes galėtume viską sudėti taip, kad galėtume bent kažkokią tą veiklą vystyti. Nes mokyklos tai jos dirbo nuotoliniu būdu, jomgi nebuvo taip labai sudėtinga. Na, o bendruomenė į renginį nuotoliniu būdu. Nepadarysi. Na, joninių neatšoksi. Na, tai ir susirinkom pasikalbėti ir pradėjom šnekėti apie tai, kad mokyklos pradėjo sakyti, kad vat kalėdom galbūt būtų smagu kokį teatrą atsivežti, bet, na, sienos uždarytos, čia leidžia su skiepais, tai be skiepų, tai karantinai, na, tikrai atsimenat, manau, kad ten nebuvo taip labai viskas paprasta. Ir aš sakau, na, reiktų gal, sakau, mum teatrą, aš taip norėčiau to teatro, sakau, Bergene. Ir man tada, nepamenu, kažkuri iš vadovų sako, tai mes turim režisierę, skambink, gal pavyks susitarti. Ir paskambino aš tai režisieriai. Ir sakau, čia vat toks ir toks reikalas, čia aš tau iš bendruomenės, čia vat galvoju, labai norėčiau teatro, sako, aš kažkada bandžiau daryti, niekas nesigavo, niekas neatėjo. Nu, ateis, neateis, na bandom. Na ir mes sumastėm, kad na bandom. Aš pasikalbinau tokią merginą, dar viena moteris taip prisijungė, atėjo, pamačiusi sklaidą, kad renkama teatro trupė. Na, ir atėjome 3.
Mes 3 aktoriai ir režisierė. Ir pastatėm spektaklį. Tai Bet gal, tai tą, kaip Kalėdų. tai gal tą spektaklį biškai pakalbam po reklaminės pauzės. Mes dar nepaleidžiame jūsų. Jau. Sėdim, Kad niekur nepaliekam. nejudam. O dabar reklama. Tiesiog nekantrauju paragauti. Gourmet bakerį. Šakuotis. Labai ačiū tau, Rolandėlį. Jie tau linkėjimą iš Bergeno. Nuostabus rytas. Sugrįžom po reklaminės pauzės, galime Geras. tęsti toliau. Teatras. Bet man dar įsiterpsiu, kol neprasidėjo. Tai čia buvo koronos metas, tai teatras nuotoliniu būdu. Ne, tuo metu Norvegijoje leido iki 10 žmonių susirinkti, o mūsų buvo tik tais 4. Tai mes tikrai turėjom tą galimybę, mes tiesiog užsakinėjom, naudojomės tą galimybę, kad organizacijos gauna nemokamas patalpas, užsisakinėjom klasytę tokią ir pastatėm pirmą spektaklį. Na ir paleidžiam ir jau to prieš kalėdinių laikotarpių mums sako, kad viskas atidaryta, jūs galite pilną salę susirinkti tų žmonių, po koronos tikrai žmonės pasiilgė, spektaklis skirtas vaikam. Ir mes staiga ten per 2 savaitės išparduodam tą 121 bilietėlį, tai full, ir dieną prieš spektaklį gauname naujus nurodymus, kad toje salėje gali kas antrą kėdę tik tai sėdėti žmonės. Ir kadangi tai vėlgi koronos metas, ten tikrai nėra prisakyta tų jau salių 5 organizacijom, kai būna, kad lipam vieni kitiem ant galvų, jau čia dar vieni nebaigia išeiti, o kiti jau stovi laukia. Mes pasižiūrėjom, kad mes galim tą spektaklį rodyti 2 kartus ir tuos žmonės dalinti į 2 dalis. Ir mes visiems suskambinam, išsiuntėm žinutes ir parodėm spektaklį 2 kartus tą pačią dieną per koroną. Tai čia buvo pirmas tas toksai, kur bendruomenė yra ganėtinai oficialus, tas toksai dalykas, kur tu turi atstovauti žmonės, ne tik, kaip pasakyti, ne tik tu nesi tik tai tavo balsas, tu esi žmonių balsas, tu žiūri, kas geriau visiems, ne tik tau. Tai teatras yra žaidimas. Tai buvo ten, kur tu tiesiog ateini atsipalaiduoti. Man tai yra paprasta, man tai yra smagu, man yra gera, aš konstruktyvią kritiką gerai priimu, o režisierius yra tas žmogus, kuris vadovauja, kad jam būtų, kad atrodytų geriau, ir tu tiesiog džiaugiesi tuo. Labai gera buvo, po naujų metų lygtais ten po truputėlį pradėjo viskas vėl judėti, po truputėlį visos veiklos atsidarinėti, kas ten dar buvo uždaryta, nes prasidėjo karas ir tiesiog atrodo korona išnyko. Na, pripažinkim. Taip ir nebuvo. Taip ir nebuvo, bet pripažinkim, kad taip ir atrodė. Nelabai skaniai, bet taip ir atrodė. Na ir mes vėl pradėjom judėti link joninių, link tam kitų veiklų, Liepos 6 ir viskas judėjo po truputėlį tolyn ir teatras lygtais tą pusmetį toks buvo, nebuvo, bet jau turėjom naujų žmonių, viena moteris pasitraukė iš teatro, bet kita prisijungė ir ten dar ne kita, dar man atrodo gal 2 prisijungė ir kelios moteris. Ir mes pradėjom vėl statyti spektaklį ir jau tada, kadangi buvo tik vienas sūnus, jau tas sūnus toksai buvo, kur vienas namuose ne problema, jau mama tada paleido plaukus ir jau pasileido per visus teatrus ir bendruomenės. Ir buvo labai neblogas laikas, labai smagus, pasistatėm spektaklį, truputėlį pakeliavom ir Stavangerį buvom. Kada buvo Stavangerį? Gal atsimenat, kuriais metais?
Na, kai korona baigėsi. Kuris čia buvo dabar? 22 ar 23 turbūt. O koks renginys Buvo bendruomenės gimtadienis 10 metų. Ai. Antrais, 22. Sakau, kad kažkas antrais, trečiais tam buvo bendruomenės gimtadienis. Žinau, kad tada Violeta Mačiulienė irgi buvo. Tai ir mes buvom. Ir Mes prie stalo sėdėjom, valgėm, bet kažkodėl neatsimenu. Buvome. Valgėm alų vidų gėrėm. Taip. Taip pat jūs valgėte alų midų gėrėt, todėl neatsimenu. Čia tas renginys. Kur atsimenu, kaip atėjau, bet kaip išėjau, Neatsimenu. Nu tai va. Tai va, tais metais buvom tada jau ir Stavangerį. Tai korona jūsų bendruomenės ne tai, kad neišardė, bet net ir sutvirtino, va, įkūrė kažką naujo kaip teatrą. Na, tas neišardė. Žiūrint, kaip mes skaičiuosim tą bendruomenę, na? Kas yra bendruomenė? Bendruomenė yra žmonės, kurie ateina į renginius, kurie nori būti kartu, kurie nori kažką daryti, dalyvauti, o galbūt nieko jie nenori, bet tik ateina tam, kad palaikyti, ne? Ir yra oficiali statistika bendruomenių, tai yra ta vieta, kur žmonės moka narystės mokestį ir bendruomenė vertinama pagal narių skaičių. Tai jeigu žiūrint iš to, kur žmonės ateina, tai mes labai neblogai esame. Bet jeigu iš tų žmonių, kur moka narystės mokestį, nu tai kaip čia dabar jum ištransliuoti? Aišku. Bet žmonės noriai moka už narystę ar ne? Mes girdim visą laiką vieną tą patį, kad yra mažai sklaidos. Bet mažai sklaidos, jos visą laiką yra mažai. Na, jos visą laiką, mes niekada nesam girdėję, kad buvo pakankamai sklaidos. Bent vienas ar du, kurie parašys, kad mes nematėm, kad vyko renginys, o atrodo, tu ten įkeli eventą. Puslapį seka 1700 žmonių ir taip atsisėdi ir kiekvieną pakviesti. Ir sėdi ir kvieti, tikrai, žinokit, čia aš nejuokauju. Aš nežinau, kiek Facebook algoritmas jiem iš tikrųjų nusiunčia tos kvietimus, kiek jie pamato, kiek jie praskipina tiesiog. Bet taip dirbi, kad nebūtų mažai sklaidos. Mūsų valdybos nariai ištisai dalinasi jau bent vieną dieną prieš renginį. Jeigu kaip mugė, kai dabar 15 dalyvių, 16 šauliais, man atrodo. Ir visi tie 16 dalinasi. Tai jūs įsivaizduokit, na kokio lygio ta sklaida turėtų būti. Na, jūs suprantat, kad tai nėra mažai. Ir vis tiek mes visą laiką girdime mažai sklaidos. Bet čia ta pati problema visur yra. Pas mus irgi mažai sklaidos, nors atrodo. Ir skleidi, ir sakai, ir transliuoji. Taip, bet visada. Visą laiką yra tas mažai sklaidos. Bet kas nori, tai tas visą laiką mato, visą laiką ateina, visą laiką palaiko. Ir nesvarbu, ar jis tave mėgsta, ar tavo valdybos narį, ar ten dar kažką, bet jis tiesiog ateina dėl to bendruomeniškumo. Šiuo metu, aš dabar bijau pameluoti, skaičiavau, Bergene yra ar 8 ar 9 dar organizacijos su bendruomenė. Tai yra atskirai. Tai yra mokykla, 2 mokyklos, Sūso jau skaičiuoju, kad yra 2 mokyklos lituanistinės, Ruoniai. Jie irgi, man atrodo, organizacijai registravę, Šaulių sąjunga, jaunųjų Šaulių sąjunga, katalikų bendruomenė, Tilit organizacija turi savo irgi atstovybę. Bet čia nėra susiję kartu, nėra bendruomenės dalis? Ne, tai nėra bendruomenės dalis. Tai paskui šokių kolektyvas Lietuvių liaudies gija irgi ganėtinai naujas. Atsiprašau, jeigu kurios nepaminėjau. Bet jų yra ganėtinai daug tų organizacijų. Ir mes dabar sausio mėnesį buvom susitikę visi susirinkti. Pasidarėm tokio, iš tikrųjų darėm bendruomenės metinį susirinkimą, bet kadangi jis nėra rinkiminis, pas mus yra tas, kad rinkiminiai metai bendruomenės pirmininkas keičiasi kas 2 metus, bet valdybos nariai gali bet kuriuo metu tiesiog arba išeiti, arba ateiti, arba susilaukti metinio susirinkimo. Ir buvo pakviesti visi vadovai
kurie galėjo ateiti, jų tikrai ganėtinai daug atėjo ir mes visi pasėdėjom, pakalbėjom ir sakom, na, labai gražu, kad mes galim vieni su kitais bendradarbiauti ir vieni kitiem padėti. Susidarėm renginių sąrašą, kad vieni kitiem netrukdytume arba vieni pas kitus galėtume dalyvauti, nes vat vėlgi sklaida ir mano turbūt buvo ištransliuota pagrindinė mintis, kad jeigu daro viena organizacija renginį, sakykime, bendruomenė, ne, ir jinai turi ten kokių 20 sekėjų, kurie ateina į renginį, ne, bet jeigu mes į tą renginį įtraukiam kultūros bendruomenę, teisingai dar kultūros bendruomenę, atsiprašau, Sigita, kultūros bendruomenė, ten paskui kokie ruoniai ten kažką irgi, arba ten paremia ar ten dar kažką. Ir jeigu visos organizacijos taip po truputėlį jungiasi bent po mažą dalelę prie renginio, tai iš kiekvienos organizacijos ateis po tą 20, ne? Ir jau prašau, beveik 200. Na, ar nesmagu, ne? Tai kodėl ne? Tai bendruomenėme, po bendruomenės stogų, sakykime, dirba teatras, ir viskas, visi kiti yra įregistravę, man atrodo, savo organizaciją. Šokių kolektyvas po mokyklos, man atrodo, stogų šoka. Bet ten aš labai nesigilinu, man labiau aktualu pačios organizacijos, patys kolektyvai, su kuriais būtų galima dirbti, su kuriais būtų galima bendradarbiauti. O kodėl būtent nesijungia lietuviai, gal žinot, į tą vieną būrį, kad būtų ne organizacijom, bet kad būtų kaip lietuvė visa bendruomenė? Kaip, pavyzdžiui, pas mus Rogalandė yra. Žinau. Aš žinau, kaip pas jas yra Rogalandė. Aš tikrai labai gerai žinau, kaip yra Rogalandė. Kodėl nesijungia? Mokyklos atsijungia yra senai. Mokyklos, kaip ir minėjau, buvo vienu metu netgi 4. 2 Ūse, 2 Bergene. Ūse viena užsidarė, kita atsidarė ir jos ten išsidalino ir palaipsniui, man atrodo, metus ar 2 jos padirbo kartu kaip atskiros organizacijos, o paskui viena užsidarė ir tie vaikai, kurie norėjo eiti, ir išėjo į kitą. Bergene, kiek aš žinau, jau kai mes atvykom su vyru, jau buvo tos 2 mokyklos. Tiesiog mums tuo metu vyras gavo informaciją apie abėcėlę ir mes nuėjome į tą abėcėlę. Vėliau sužinojom tik tai apie tą kitą mokyklą, nors jinai kuo puikiausiai dirbo ir gyvavo. Ir jos ganėtinai ilgai gyvavo, jos susijungė po koronos, man atrodo. Kad pasidaryt vieną didelę mokyklą, nes po koronos, tikrai buvo ganėtinai silpnoki tie renginiai, silpnokai žmonės rinkdavosi, nesvarbu, kad atrodo pasiilgę. Kaip mes ir sakom, dėl vaikų nieko negaila. Jeigu suaugęs savo, ar kam labiau, į kurį spektaklį eitum, turi vaikų, į kurį spektaklį turi pasirinkimą eiti, arba į vaikų, arba į suaugusių, į kurį eisi. Aišku, vaikų. Aišku, į vaikų. tai dėl vaikų nieko negaila, kažkaip vaikų dar visos veiklos taip labiau, o suaugiam taip dar truputėlį pasyviau. Gal dar to ir viruso truputėlį baimelę kokią, arba tiesiog atpratimas, labai patiko gal sėdėti tuos 1,5 metų namuose. Ir tada mokyklos jau po koronos susijungia. Tai jos gavosi kaip atskira organizacija, nes jos ir dirbo kaip atskiros 2 organizacijos, mes kaip atskira. Taip ir liko ta organizacija. O paskui pradėjo po truputėlį tos organizacijos, kaip kurtis. Atsirado kultūros bendruomenė, Šaulių sąjunga, jinai nėra tik tai, kad Bergeno, ar ten jaunieji šauliai irgi nėra, kad tik Bergeno, jie yra visos Norvegijos, čia yra daugiau kaip atstovybė Bergene. Ne, Norvegijos jaunieji iš jaunųjų šaulių būrys iš viso, man atrodo, gal metai kokis įkurtas irgi naujas, bet jis irgi nepriklauso, kaip Bergenui, tai yra visos Norvegijos. Katalikų bendruomenė irgi, mes realiai bendro turim tiek, kad vieni su kitais bendradarbiaujam, mes padarom jiems klaidą, kad vyksta kažkokie renginiai, kad vyksta mišios. Jūs turite savo kunigą čia? Mes turim atvykstantį kunigą 1 kartą per mėnesį. Iš Lietuvos atvyksta? Iš Lietuvos, taip. Rekolekcijas, prieš Kalėdas darė, dabar prieš Velykas turėsime irgi rekolekcijas. Tai
mes padedam jiems su sklaida, jie yra su mumis, kai mums reikia kokios pagalbos, visą laiką irgi katalikų bendruomenės atstovai mums padeda. Mes, tiesiog taip bendradarbiaujam. Bet jie lygiai taip pat yra ir bendruomenės nariai. Didžioji dalis žmonių esančių kitose organizacijose jie yra ir oficialūs bendruomenių nariai. Todėl, kad jie supranta bendruomenės nario mokesčio svarbą. Nes, jie, kaip yra, čia paskutinį pokalbį turėjau su vienu žmogumi, aš ten prašiau vienos paslaugos bendruomeniai, nenoriu labai įvardinti, bet prašiau vienos paslaugos bendruomenėje ir sako, bet aš nemokamai nebedarysiu, nors anksčiau darydavo. Ir aš sakau, suprantu, bet sakau, man asmeniškai tai nereikia, man tiesiog aš galiu ir taip pasidaryti, bet sakau, man reikia bendruomeniai. Ne, aš vis tiek žmogus, ir aš jį pilnai pateisinu, ne, padariau vieną kartą gerą, antrą kartą gerą, trečią kartą gerą, ir jis galvoja, gal manim čia naudojasi. Tai man reikia, kad man atsipirktų mano tas darbas. Aš bandau žmogui išaiškinti ir neišaiškinti, bet gražiai parašiau ir papasakau tą situaciją, iš ko gyvena bendruomenės. Bendruomenė gyvena iš ko? Iš narystės mokesčio. Iš renginių, iš kurių susirenka kažkokį tai pinigėlį. Ar ten kažkokio projektėlio parašymą, ne? Nes tie pinigėliai, kurie ateina pas tą bendruomenę, jie lygiai taip pat tiem patiem žmonėm ir išeina. Jie tiesiog, kaip galvoja, gal mes čia uždirbam, gal mes čia atlyginimus gaunam ir mes čia už kiekvieną galima mokėti. Tai ne, mes to negalim. Atsiprašau labai, tikrai labai norėčiau visiems mokėti prisidėjusiems prie bendruomenės veiklos. Mes to negalim, o narystės mokestį, kad susirinkti iš to narystės, kad susirinkti bent jau reikiamą narystės mokestį, žmonių mokančių narystės mokestį, kad gauti finansavimą iš komunos, tą tokią pagalbą, kaip didžioji dalis bendruomenių Norvegijoje daro, mes nesurenkam tų žmonių, jie tiesiog nenori mokėti to mokesčio. Mes atsimenu, kai pradėjom bendruomenės veiklą, narystės mokestis metam buvo 300. Mes dabar turim 100. 100 kronų metam. Pripažinkime. Kainos daug. Nes mes paskaičiavom, kad mums aktualiau yra surinkti 100 žmonių mokančių 100 kronų ir gauti finansavimą iš komunos, negu turėti 20 žmonių mokančių po 300 Bet mes ir to nesurenkam. Labai gaila, nors žmonės atrodo ir aktyvus, tikrai aktyvus. Aš negaliu sakyti, darai kokį renginį, ne? Įkeli į Facebooką, kad darys. Per kiekvieną renginį atsiranda koks nors vienas kitas žmogutis, kuris parašys, ar jums reikia, kad padėt bulves skusti? Jėzau, galvoju, kaip fain, arba ten Jonas organizuoja, aš galėčiau jum atvežti malkų, tu net neprašai žmonių, jie patys, jie aktyvus, jie nori tų renginių, jie nori prisidėti, nori padaryti kažką tais. Labai smagu, tai yra sveikintina, bet kas jam trukdo tą narystės mokestį, tą 100 kronų sumokėti metam? Gal labai daug kas ir nežino tos, kaip sakai, svarbos to mokesčio. Aš manau, kad taip. Aš manau, kad taip. Nes atrodo, čia tą mokestį, čia tie aktyvas, kurie čia organizuoja, pasiema tos pinigus savo ir čia, kam čia mokėti, jeigu aš vis tiek ateinu ir padalyvauju. Taip. Aš visiškai su tuo, kaip ir sutinku, ne? Bet kai būna kokia nors šventė ir valgo iš tos bendruomenės tortą už kokius 2000. Tai tada bendruomeniai neturi skaudėti. Ne, tada mum ir ne, šiaip realiai, mum kaip valdybai, ne, kaip visai tai tam aktyvui, mum tikrai neskauda, nes pinigai tie patys yra žmonių, mes labai gerai suprantam, kad pinigai yra žmonių, pas mus yra žmonių pinigėliai, kuriuos jie įnešė ir mes lygiai taip pat jiem ir atiduodam per visus renginius. Vienokiu ar kitokiu būdu, ar ten kažką darom, per jonines būna dažnai konkursėliai, kažkoks priziukas, kažkokia gėlytė. Taigi visi žinom, kiek tai kainuoja, ane? Už tą 100 kronų tas žmogus gauna dažniausiai didesnę naudą, arba ten kokį renginį darai. Jau narystės mokestį susimokėjusiam žmonėm ten pigiau, ar ten dar kažkas. Tai visą laiką stengiasi pabrėžti tą svarbą jų, kad jie tikrai nesijaustų labai nuskriausti, nes
bandom visą laiką pastatyti save į jų vietą. Mes, būdami valdybos nariai, lygiai taip pat mokam tą 100 kronų metinį mokestį. Ir vien tik tam, kad, na, mes galbūt surinksim tą 100 žmonių. Nu, čia toksai, žinot, nu, galbūt. Mes tokie naivus. Bet dabar klausant, atrodo, kad gyvenimą, kad iš Lietuvos atskridot į Norvegiją gyvent, visas gyvenimas yra tik pramoga. Dirbat ar nedirbat? Aš sakiau, Norvegija atvažiuoja į pinigus, nusiskini ir pramogauja. Bet aš iš tikrųjų, nu, kaip gyvenimas yra, šiaip labai gera frazė, gyvenimas iš tikrųjų yra pramoga. Bet jinai yra pramoga tada, jeigu tu pats susikuri tą gyvenimą pramogoje. Taip. Ane? Mes labai dažnai, užsisukame rutinoje. Labai dažnai. Ir aš taip pat neišimtis. Ir visi kiti mes nesame išimtis. Mes visi esam tiesiog žmonės. Bet jeigu mes iš tos rutinos labai greit mokam išeiti į tą tokią, kur man smagu, kur man gera, jeigu aš savo pasikelsiu nuotaiką, tai aš manau, kad ir aplink mane supantiems žmonėms bus tikrai labai gera, labai smagu ir visiems bus, wow, kaip faina, kaip ten geras vaikelis buvo, wow. Tai todėl aš dirbu labai daug su Elona. Mes su Elona skaičiavom, šiais metais buvo 11 vasario 16, kada mes vedėme ir kūrėme kartu. Tai per 11 metų mes labai kažkada diskutavom, kodėl mes taip labai gerai sutinkame viena su kita, nes mes ganėtinai labai skirtingi žmonės. Elona tokia švelni, tokia vaikų fėja, tokia tikrai vaikų fėja, ten aš nežinau, nepažįstu nei vieną, išskiriu savo dukrą, kurie nemėgtų Elonos, bet jinai tam buvo mažytė, aš išskiriu. Dabar trumpa pastaba pertraukiu. Ilona. Tai moteris, su kuria kalbėsime kitą podcastą. Elona. Elona ir sakiau, čia Elona. Tai mes tokia vaikų fėja ir ten sakau, aš neturiu kito tokio, nesu sutikus galbūt žmogaus, kuris tiek dievintų vaikus ir vaikai ją dievintų, ne? O aš esu, toks biškai jau kietesnis žmogutis. Bet komanda ir turi sudaryti skirtingi du poliai. Žmonės. Tai aš daugiau visą laiką orientuojuosi į suaugusius. Ir kai mes darom kokį renginį ir aš visą laiką sakau, va čia taip ir tai, o jinai sako, ne, čia vaikam reikia pagalvoti. Pala, sakau. Na, stabdom čia šitą reikalą. Ir mes tada išsidiskutuojam, taip, su visais žinomais ir nežinomais žodžiai. Bet gal dėl to ir yra gerai, kad todėl ir dirbom tiek metų kartu ir tavo pramogą mes patys susikuriam. Mums niekas atėjęs ant lėkštutės nepadės. Niekada. Tikrai. Pramogos? Niekada. Bėda pasiūlės, gali į kišenę įdėti, bet pramogos niekada. Tai mūsų gyvenimas toks ir yra, tas ir yra pramoga. Ką aš noriu pasakyti? Džiaukimės. Reikia gyventi taip, kad susikurti savo gyvenimo pramogą. Taip. Šiaip aš dirbanti, bet apie darbą tiesiog kalbėti nenoriu. Kaip mes visi. Nes mes dabar pramogaujam. Tai už tas pramogas, ačiū, kad atvykote į mūsų podcastą. Ačiū, kad mes atvykome. Tai vieni kitiem padėkojam ir norim įteikti dovanėlę iš Angel Dreamer, kuri gamina pas mus papuošalus Stavangeryje. Padarė būtent jums, nesakysiu ką, teks pažiūrėti. Kaip miela. Kad atsimintumėt, kad buvot pas mus. Ne, kad mes buvom pas jūs. Labai ačiū už šitą gražią atmosferą, kurią sukūrėte šiandien mūsų laidai. Jūs sukūrėte, mes tik tiek. Ačiū. Malonu. Ačiū jums, kad atvykote. Iš tikrųjų labai smagu, kai atvyksta svečiai, mes kažkada esam netgi kalbėję, sakom, keliauja, pas mus net keliauja. Tai va, pakvietėte, atkeliavom ir laukiam dar pakvietimų kažkur. Dabar mes keliausim pas jūs. Labai laukiam. Ir ką, iki kito susitikimo. Ate. Iki. Iki.